Trečias šiandien video iš serijos mini kurso, tai jeigu nematėte pirmų dviejų, rekomenduoju pasižiūrėti juos, ten sudėta tikrai esminiai dalykai turbūt, kurie reikalingi yra tinklinėje rinkodaroje, kuriuos aš mačiau per 10 metų, sukaupiau tuos visus guzus ir jumis pasidalinau, kad jūs apeitumėte tuos povandeninius akmenis. Na ir šiandien trečia tema, trečias video. Pirma buvo top mąstymas, naujoko mąstymas, tai yra pagrindiniai akcentai turbūt, kur įkrenta vienas ar kitas žmogus atėjęs naujas, o ne tik ir naujas į tinklinę rinkodarą. Antras video buvo, tai yra rekrutingas, tai yra naujų klientų ir verslo partnerių paieška. Na ir trečias sudėdamoji dalis, tai yra darbas su komanda. Darbas su komanda, kas yra labai iš tikrųjų svarbu ir kas yra akcentas mūsų visoje veikloje, nes verslas tinklinė rinkodara auga tada, kai vyksta kai vyksta duplikacija ir rekrutingas. Tai yra, kai tie veiksmai, kurie yra pakartojami. Jeigu tai yra nepakartojama, tai tinklinė rinkodara nebeveikia. Ir čia vienas iš dažniausių turbūt problemų, dažniausių klaidų, kurios būna, tai yra dalykai, kurie yra tiesiog neduplikuojami. Aš pats su tuo asmeniškai esu susidūręs ir dabar dirbu pastoviai dėl to, kad yra kai kurie momentai, kurie yra neduplikuojami, verslas neauga, nedidėja, na ir po to mes dėl to visi labai stebimės, kodėl tai vyksta, o negirdime tų dalykų, kas yra svarbu. Taigi, dalinuosi kaip visada ekranu ir pradedame šios dienos mūsų video. Taigi, esminis ir pagrindinis, nežinau, malda, jeigu galima tai būtų pavadinti, Dieve mūsų ar dar kažkaip, tai tinklinės rinkodaros, tai yra kuo paprastesnė sistema, tuo greičiau partneris įsijungia ir verslą ir tuo greičiau įvyksta duplikacija. Aš pats, buvo mano turbūt didžiausias povandeninis ir nepavandeninis kalnas, kurį reikėjo apeidinėti, kurį reikėjo apeiti, daryti, tai yra padaryti sistemą taip, kad jinai būtų kuo paprasčiau duplikuojama ir pakartojama. Kaip pavyzdys, charizma, darimas kažkokių unikalių dalykų yra neduplikuojamas ir nepakartojamas. Naujas žmogus, naujas verslo partneris atėjęs į jūsų komandą turi suprasti keletą dalykų. Tai yra pirmas dalykas, ar aš tai galėsiu pakartoti, kas man padės ir ką man to reikia. Va, trys momentai esminiai, kurie čia yra. Yra kiek ir ką man čia to reikia, ar aš tai galėsiu pakartoti ir kas man padės. Ir va čia duplikacija ir paprasta sistema, kurią galėtų, jeigu jūs duotumėte, aš apskritai yra labai geras palyginimas, kai atėjai, nu, kursų didelių lyderių tinklinės rinkodaros. Ar jūsų sistema, nežinau, gali pakartoti ten pirmos klasės mokinys, ten arba čiut ne dar paprasčiau, ten darželinio amžiaus ten vaikas koks, tai reiškia paėmęs, kad pakartotų sistemą, tai yra kuo paprasčiau, nes žmonės turi įvairiausių supratimų, įvairiausių kompetencijų ir pats dažniausias stabdis visame tinklinėje rinkodaroje, tai yra žmogus to tiesiog negali pakartoti. Taigi sistema, darbas su komanda, aiškinimas turi būti toks, kad, na, kaip sako, pristatai savo tinklinės rinkodaros kompaniją, produktą arba paslaugą, tai turi būti pristatyta taip, kad tai suprastų, na, nežinau, mažametis vaikas. Tai yra primityviai, paprastai dėl to, kad kas jums atrodo suprantama ir žinoma, tai yra tam žmogui, kuris klauso, tai gali būti, nežinau, ten raketų mokslas. Tai vat, visada tą reikia turėti omeny, aš pats per tą visada praeidinėjau ir dabar kartais praeidinėjau dėl to, kad visada save pagaunu, kad mes norime pasirodyti kažkokie kitokie, labiau kažkokius žodžius naudoti, o reikia viską kalbėti kaip galima paprasčiau, tada tai yra duplikuojama. Jeigu tai yra neduplikuojama, tai verslas jūsų neaugs ir viskas stovės vietoje. 4 žingsniai pakeliui į tikslą, su komanda, vedant komandos narį, tai yra pirmiausia, yra predstartas, tai yra kai žmogus papuola, tarkim, iš socialinių tinklų pas jūs ateina ar kažkur, tai jis dar nežino, ar jam viso to reikia, jisai papuola į Telegram kanalą, paprastai tam ir geriausia tai naudoti, dėl to, kad tas messengeris yra labai funkcionalus lyginant dabar to kitų socialinių tinklų.
į Facebook grupę kokią tai uždarą, kur vyksta, na, jo tiesiog įvedimas į tą visą sistemą. Ir čia yra svarbus labai momentas, todėl kad restartas arba startas tai yra tos terpės, kai yra tiesiog klientas arba žmogus, kuris dar galbūt net nežino pred startas, kad tam reikia, tai jisai tiesiog papuola į tą tokį priepirtį, kaip vadinama, kuris jisai gali susipažinti su kompanija, kuris jisai gali matyti, na, ten rezultatus, produktą, kitus dalykus. Startas tai yra, kai žmogus jau priema sprendimą čia dalyvauti ir jisai tiesiog išbando produktą. Aš visada sakau, nebėkime toli, pabandome produktą. Dėl to, kad startuoti kompanijoje yra labai labai svarbu, kad produktas tiktų tau. Tai yra visi klausimai apie produktą būtų tiesiog atsakyti. Tai yra, kai ateina žmogus, jis labai dažnai bando bėgti ten, rinktis, daryti, nežinau, klausimų milijonas, sakau, žinai, palauk, stop šitą vietoj, pabandom produktą, pabandyk produktą, jeigu jis tau tinka, arba paslauga, jeigu jūsų paslaugų kompanija yra. Pabandyk ir tada žinosi, ar tau to reikia ir judėti toliau, nes atėjęs labai dažnai daug energijos, daug motivacijos, labai daug norima iš karto visko. Ir tas toks, nu žinot, kaip sako, nešerkite karvelių cielais batonais, duokite jiem kruopų. Tai yra, na, tiesiog žiupsneliais, kad jis nepaspringtų. Tai va tas startas turi būti toks. Tada jisai, jeigu tai žmogus jau įsigijo produktą ir bando jį, galima jį pridėti atsiliepimų grupės, klientų bazės. Tai yra ten, kur vyksta tiesiog vartotojams teikiama informacija. Tai paprastai yra būna uždaros grupės kažkokios. Tai ir jiem yra teikiama informacija. Atsiliepimų tai gali būti grupės kažkas tai ir panašiai. Jeigu klientas jau priema sprendimą tapti verslo partneriu, tai yra labai dažnai sako, aš šiandien noriu verslo, aš tada siūlau, tarkim, ar tu nori atsipiginti produktą, kaip pavyzdys, arba paslaugą. Ok, man įdomu, tada jisai papuola į verslo pokalbių kambarį, tai irgi paprastai kažkokios uždaros grupės, kuriuose jau vyksta darbas su komanda, renginiai, tai įvairūs kiti dalykai, informacija aktuali, kažkokie susitikimai savaitiniai ar gali būti net kasdieniniai su komanda ir taip toliau ir panašiai. Tai yra aktuali informacija, kuri liečia grinai verslo vystymą ir verslo augimą. Ir penktas žingsnis be abejo, tai yra lyderystė, tai yra rodymas, krypties rodymas, uždavimas. Ir čia yra labai svarbus momentas, nereikia laukti, kol kažkas jums padės ten, nežinau, iš viršaus pagal liniją jūsų, reikia imtis iniciatyvos pačiam, nepriklausomai nuo kurioj grandy jūs randatės. Nes jūsų komanda laukia iš jūsų žingsnių ir jeigu jūs trepsite vietoje, jūsų komanda treps, jūs darote 100%, jūsų komanda daro geriausiu atveju 50%. Ta reikia visada žinoti, jūs niekam nieko neskolingas ir jums niekas nieko neskolingi šiame versle. Taip, jūs galite kreiptis į aukščiau stovintį sponsorių pagalbos, ten kažkokiais kitais prašymais, rekomendacijų, pastrategavimų, tačiau lyderystės jūs turite imtis pats. Ir žinote, aš labai dažnai girdžiu, man trūksta motivacijos, dar kažką pasikalbam. Pasikalbėti galima tada, kai yra rezultatas vienas kitas ir kai žinot, čia aš kaip tango sakau, tai yra kai tu kažką darai, jeigu tu tik tai tos, nu žinot, sėdi ant kalno ir lauki, kada ateis ta motivacija, tai jinai gali niekad neteiti. Tai yra geriausia motivacija, tai yra imti daryti aktyvius veiksmus, tada dasijungs jau tavo sponsorius ir viskas pradės judėti į priekį. 2 žingsniai iš tavęs, 2 žingsniai sponsorius, 2 žingsniai iš tavęs, čia kaip kvėpavimas, tai yra taip tas vyksta. Ir, aišku, mokymasis ir taikymas. Mokymasis ir taikymas. Jeigu tik mokymasis bus ir tik įkvėpimas arba tik taikymas ir iškvėpimų, tai niekas nevyksta. Tai lyderystė yra tai, kas yra pagrindas tinklinės rinkodaros verslo ir ją turi rodyti ir pats, ir turi mokinti ir skatinti, rodyti savo lyderius. Tai yra, kad jie pradėtų skaityti prezentacijas, ruošti mokymus, tai daryti be abejo per asmeninės žinutės, kalbėti, tai didelis ilgas darbas būna, nes žmogų išlaisvinti, išimti iš žmogaus padaryti, kaip aš sakau, tinklinės rinkodaros žmogų, tam reikia laiko. Yra be abejo fenomenų, kai žmogus tiesiog yra, jau charakteris jo toksai yra, kad pakelti kaip galima daugiau, mesti kaip galima toliau, kol skrenda ilsėtis, tokių irgi yra,
bet pagrinde reikia jisai, tai tų juo yra to lyderių, paprastai sako, gimstama, ne, aš manau, kad lyderių tampama tam tikrom aplinkybėm gyvenime susidėjus galima arba versle, kai žmogus nori kažką tai pakeisti. Aš tikrai mačiau labai įdomių variantų, situacijų, kai tikrai tampa lyderiais ir dideliais lyderiais. Ir tas yra. Tai va tokia yra grandinė pakeliui į tikslą, tai yra predstartas, tai kažkoks tai tas vadinamas priepirtis, kur atėjo žmogus, mato informaciją, jisai ten verda toj sriuboj visoj ir tada ateina momentas, kai jisai jau bando produktą arba paslaugą, papuola į klientų bazės, papuola į verslo pokalbių bazės ir papuola, reiškia, toliau į savo aukščiau stovinčių sponsoriaus lyderystės akiratį, vėliau pats tampa lyderiu. Va, tokie yra 4 žingsniai, parašiau, čia yra 5, jo klaidelė padaryta, bet na, nieko tokio, yra tokie, vat, yra 5 žingsniai. Taigi pirmas etapas prie startas - pažintis. Ir aš jau trumpai įvedžiau, tai yra pažinti su produktu arba paslauga. Tikslas surinkti potencialus kandidatus į vieną vietą, jiem duoti informaciją, pažinti su verslo industrija, pažinti su kompanija, pažinti su jūsų komanda, pažinti su marketingo planu. Ir čia yra visame šitame reikale, va tie verda žmonės, kurie dar, na, svarsto, kaip sako, galvoja jie ir be abejo daug, na, dalis kažkuri nesugalvos niekada, dalis kažkuri greit sugalvos, dalis kažkuri sugalvos iš karto. Tai gali būti uždaras Telegram kanalas geriausia, uždaras Facebooko grupė, tačiau Facebookas, na, nerodo jūsų žinučių daugeliui. Telegramas vis dėlto yra turbūt šiuo metu, bent 25 metų, birželio mėnesį, turbūt optimalus variantas šitam predstarto tokiam ratui ir kaip įrankis sudaryti. Antras etapas - startas, tai yra pažintis su produktus, asmeninė jau aktyvi pažintis su produktu arba paslauga, prieiga prie mokymų, žingsnis info, tai yra akcijos, nuolaidos, klientų pokalbių kambarių organizavimas. Tai yra toksai antras etapas, kambarių klaidelė padaryta, kambarių organizavimas, kuriuose tas jau žmogus, jisai aktyviai susipažįsta su produktu, jis jau aktyviai pradeda jį naudoti. Čia galbūt nėra dar daug verslo informacijos, tai yra tiesiog kambarys, kur žmogus sąveikauja ir pažįsta produktą, paslaugą, jūsų kompanijos bendrą įvaizdį ir taip toliau. Trečias žingsnis, jeigu žmogus vis dėlto priėmė sprendimą jau eiti toliau, nebūtinai verslas gali norėti atsipiginti produktą arba paslaugą, čia jau reikalingas daugumoje atveju socialinių tinklų pajungimas. Aš vis dėlto manau, kad tikrai žinau žmonių, kurie dirba be socialinių tinklų, senais principais, skambučiai, kartais net gatvėje kažkokios tai pažintys, viskas tai veikia, ok, tačiau socialiniai tinklai šiuo metu irgi yra tai, ko nereikėtų ignoruoti. Ir čia galbūt apie tai aš kalbėjau antrame video, kur jūs galite pamatyti, jeigu nesate tam kanale, kuriame mini kurso, tai tiesiog po šio video yra nuoroda, pereiti, pamatyti ir susipažinti labiau. WhatsApp statusai, kurie kartais yra neišnaudojami savotiškai istorijai WhatsApp'e, socialiniai tinklai, Real Stories publikacija, Facebook'o puslapis ir taip toliau ir panašiai. Ir be abejo, tai yra aktyvus darbas, tai yra turėti marketį jau medijos planą, kiek jūs žinučių dedate per dieną, per savaitę, per mėnesį, kaip apdirbate tos žinutės su klientais, sąveikaujate iš 3 pusių. Tai yra pirmas sąveikavimas, tai yra kažkokia savo žinutė, antras tai kai jūs kažkas tai komentuoja arba laikina ir trečias tiesiog peržiūri, kas jūs stebi, rašote pats aktyviai žinutės, nes dabar socialinėme tinkle, na, iš tikrųjų labai retai kažkas kažkur parašo, tu turi pats aktyvus būti ir pats aktyviai sąveikauti. Trečias žingsnis, tai yra užduotis išmokinti kviesti kandidatą verslą, kandidatus į verslą, ne tik klientus. Tai yra žmogui parodyti būtent tą video, kurį dabar jūs matote, arba pamokinti padaryti tą piltuvėlį, kuris yra. Nuo tam tikros kvalifikacijos jisai turėtų turėti savo jau, o iki tam tikros be abejo jisai naudojasi bendrais komandiniais instrumentais. Ir čia yra keletas žingsnių.
į kuriuos jau jisai pats aktyviai pradeda kviesti savo kandidatus. Tai yra, rodo savo rezultatus jau socialiniuose tinkluose, apie tai antram video kalbėjom, kviečia į Telegram kanalą, tai yra tą vadinamą tą predstartą, priepirtį tą vadinamą, kuriame ateina galimi klientai. Kanale parduodama verslo galimybė per istorijos rezultatus ir prijungimas prie pirmojo etapo predstarto, tai yra papuola vat, vėl į tą ir toliau visas tas piltuvėlis sukasi. Penktas etapas - lyderystė, mentorystė, kaip aš mentorystė, kuo skiriasi mentorius nuo, nežinau, kokio tai mokytojo, mentorius pats mokosi ir mokosi, ir mokosi tas, kam jis atlieka mentorystę. Tai yra į abi pusės eina. Aš iš savo patirties manau, kad tai yra visada efektyviau negu mokytojo mokinio pozicija, kuri, na, yra, mano akim žiūrint, nėra visiškai teisinga tinklinė rinkodara, dėl to, kad tinklinė rinkodara nepriklausomai kokio lyderio yra lyderis kokioje pozicijoje, jisai visada pats mokosi ir mokinasi į tą, kuriam jis komunikuoja. Tai, va, tai yra abipusis ryšys, tai yra mentorystė. Lyderystė tai yra darbas su komanda, mokymai komandai, promo komandai, įvairių prizų, loterijų ir kitų dalykų steigimas. Tai va, ypatingai vasaros laikotarpiu tai yra gerai ir tai reikia naudoti ir organizuoti. Procesų organizavimas įvairiausių, tai yra vat, būtent to piltuvėlio, apie kurį aš kalbu, kūrimas ir padarimas, tai jau yra lyderystė, tai jau yra ne tai, kas paprastai duplikuojama, tai yra tam tikram etapė ateina, kai tu jau pradedi savo piltuvėlį kurti ir jį kuri. Ir aktyvus asmeninio brendo statymas, iš prekės ženklo statymas socialiniuose tinkluose, tai turbūt atskira dar didelė tema, bet ta komunikacija, savo kaip eksperto rodymas ir tai darimas ne mėnesį, ne 2 metus, kartais kelis metus, tai yra tas procesas, kurį kuo anksčiau pradėsi, tuo jisai greičiau išsivažiuos. Tai yra lyderystė, mentorystė, krypties parodymas, tinklinė rinkodara yra lyderystės verslas ir čia nereikia niekada laukti, dar kartą pakartoju, kažkokios iš viršaus, jeigu jūsų tikslai yra didesni tinklinėje rinkodaroje, jūs turite išmokti motyvuoti save patys, turite išmokti palaikyti save tonuse, tai yra per sportą, per savo tikslų vizualizacijas, per kiekvienos dienos mantrą savo klausimo, kam aš tai darau, kur aš tai judu, kur aš dabar esu, kur aš noriu būti rytoj. Nes jeigu tik tai sėdėti, laukti, kol jūs kažkas pamotyvuos, kažkas kažką padarys, tai taip gali laukti ir visą gyvenimą. Deja, tokių žmonių irgi tinklinėje rinkodaroje tikrai yra pasitaiko, nes, na, visų skirtingų žmonių kelias yra skirtingas. Akcentai vasaros laikotarpiui. Tai yra vasara, kai žmonės atostogauja, tačiau aš iš savo patirties galiu pasakyti, dauguma kartais kitų kompanijų atstovų pradeda žvalgytis į kitokių galimybių arba atvirkščiai. Žmonės, kurie, na, iš tikrųjų nevasaroja, dirba, atsiranda tokios laikas šiek tiek sulėtėja tų atostogų metu, dėl to dirbti aktyviai vasarą tinklinės rinkodaros žmonėms yra svarbu ir būtina, dėl to, kad tuo vienu metu, kai vieni miega, tu gali stipriai paauginti savo verslą ir čia gali būti keletą instrumentų darbui su komandai, tai yra prizai už rezultatus, kaip, reiškia, lyderiai priema, teisybę reiškia, pasakiau, atsiprašau, prizai už rezultatus, tai yra lyderiai priima bendrą sprendimą savo pirmom linijom, kiek jie ką gali, kokius prizus skirti, kuo daugiau mažų prizų, tuo yra geriau. Promo už auginamą augimą vasaros laikotarpiu, tai yra vėlgi prizai, tai gali būti kažkokie daiktiniai prizai, gali būti piniginiai prizai, tai yra komandos susitarimo reikalas. Kasdienių veiksmų bendras darbas ir palaikymas, tai yra, na, pavyzdžiui, kiekvieną dieną priimti kažkokį tai sistemą, žinutę, story, dar kažkas, tai kas bus daroma kiekvieną dieną, kas bus komentuojama, galbūt laikinama, kažkaip palaikoma. Ir va tokie kasdieniai dalykai irgi labai puikūs ir populiarūs, maratonai įvairūs. Tai yra, pavyzdžiui, savaitę laiko dėsime, pavyzdžiui, kokį nors storiukus ir juos vieni kitiem komentuosim, taip auginsime apimtis ir pamatymus.
Aktyvus asmeninės pirmos linijos statymas lyderiui, būtent pirmiausia lyderiui, tai yra žmogui, kuris, jeigu tas žmogus, kuris veda komandą, pats nedaro vienų ar kitų veiksmų, tai jo komanda to niekada nedarys. Tai yra tas, kas veda komandą, turi rodyti, kad jisai irgi stato savo pirmą aktyviai pirmą liniją, kad jisai daro tai ir tada visas procesas nueina į komandą ir kaip sakiau, jeigu lyderis daro 100%, komanda jo daro geriausiu atveju 50%. Tai yra toks, vat, toks faktas, tokia taisyklė ir jeigu jūsų komanda neauga, nedidėja, tai pasižiūrėkite, kiek jūs rezultatų esate asmeniškai padaręs ir jeigu jūsų komanda daro pusę, tai yra normalu. Todėl visada, na, kaip sako, žuvis pradeda pūt nuo galvos, turėkite omenyje tai ir darykite tai. Online susitikimai ir susitikimai su komanda, tai gali būti savaitiniai, mėnesio dienos susitikimai, kuriuos irgi būtina daryti dirbant komandoje. Taigi, esminiai šios dienos mūsų susitikimo pokalbių akcentai, tai yra darbas su komanda, tai yra visada turi būti statomas principu, kuo prašiau, kuo suprantamiau, kuo lengviau, taip, kad suprastų tai, kas reikalinga padaryti, kad suprastų net mažas vaikas, tai yra tai, kad būtų duplikuojama, piltuvėlio principas, tai yra, na, tas vadinamas prestartas, startas, čiatai klientų, tada verslo čiatai ir lyderystė ir mentorystė. Būtent tokiu piltuvėliu yra vedama, sistema yra daroma. Darbas su lyderiais, jisai irgi labai svarbus yra, todėl kad, na, tai nėra toks lengvas ir greitas procesas. Žmonės, iš žmonių padaryti tinklinės rinkodaros žmonės kartais reikia nemažai laiko tam, kad juos ištempti, išparodyti, tačiau be abejo pasitaiko kartais tokių žmonių, kaip aš sakau, pakelti, kai galima daugiau, mesti, kaip galima toliau, kol lekia ilsėtis, yra ir tokių be abejo, ar jie pasiekia greitų rezultatų, nes kuklumas tinklinėje rinkodaroje užsitarnaujamas tik tai po kažkurio tai laiko, kuklų žmonės čia pakankamai sunkiai savo skinasi rezultatus. Ir visą tą dalyką reikia turėti omenyje. Jeigu neperžiūrėjote pirmų dviejų video, kviečiu tai padaryti. Jeigu susipažinote su šiuo kursu, bus informacija po juo be abejo, kaip galima judėti toliau. Ir linkiu Jums sėkmės be abejo ne tik vasarą, bet visų jūsų aktyvių periodų, nes tinklinė rinkodara turbūt vienas gražiausių verslų. Tarp visų verslų tai yra socialiai teisingas, tai yra socialiai atsakingas verslas, tai yra jisai parodo, kiek žmogus iš tikrųjų yra viduj subalansuotas, kiek jisai pats su savim yra susitaręs. Taigi sėkmės Jums visiems ir iki kitų susitikimų.